milimetrai. Milimetrai, kaip sakau, matematikai, fotografai sugalvoja tos milimetrus. Žodžiu, normaliai tam tos skaičius rašydami kiek kartų, 1, 2, 3, 5 kartai. Bet, žodžiu, esmės tai nekeičia. Kaip vienetą galim laikyti 50. Na ir atitinkamai, kaip jau minėjau kitame video, kad viskas, kas dalinasi iš 50, na tai galima laikyti kartais. Tai vat, kodėl milimetrai svarbu? Na, todėl, kad iš tikrųjų, jeigu mes turime kažkokią objektyvą, pavyzdžiui, 135 mm fiksuotą, reiškia, jeigu mums nepakaks jo didinimo, tai mums reikės prieiti, jeigu yra galimybė. Jeigu mums bus per daug didinimo, mums reikės atsitraukti. Ir atitinkamai, va, tarkim, jeigu turim 200, čia yra 200 mm, tai yra, na, 4 kartus palyginus su 50 didina. Jeigu mes atsinešim į kažkokią tai ankštą vietą, kur mums nebus kur atsitraukti, na, tai mes nebegalėsim sukadruoti taip, kad kažkoks tai objektas mums tilptų visas į kadrą, net jeigu ir norėsim. Tai reiškia, mums reiks atsitraukti. Na ir taip išeitų, kad visom tokiom, vat, kaip sakyt, prasto fotografo, kuris nesuplanuoja savo fotosesijos tiksliai, kur ką kaip kadruosiu, kiek milimetrų, taip sakant, arsenale gaunasi, kad turi būti beveik visų šitų skaitinių reikšmių tie va tokie teleobjektyvai, na, kas būtų ir sunku, ir brangu, ir gana sunkiai įmanoma. Aišku, profesionalai dirba, tiksliai žino, vat, kiek jam reikia, maždaug išmoksta dirbti su tam tikrų židinio nuotoliu ir gali dirbti, pavyzdžiui, tik su vienu teleobjektyvu. Bet, na, čia mano kanalą dažniausiai žiūri neprofesionalai. Tai iš tikrųjų dažniausiai teleobjektyvas yra zoomas, taip vadinamasis. Na, lietuviškai būtų pritraukiantis. Tai realiai tai yra, kaip sakyti, objektyvas, kuris vat, turi visą skalę pritraukimą ir mes reguliuodami galime išsiaiškinti, kiek ir kaip. Tai dabar truputėlį apie tos milimetrus. Jau yra tam mano kitam video, kiek didina, bet ten šiek tiek nepaminėjau tokio praktinio. Tai ant pilno kadro, na, didinimas 70-80 mm, na, yra toks šiek tiek apie nieką. Tai reiškia, mes labai nedaug galim prisitraukti, reiškia, mums reikės daug bėgiot. Šituo atveju tai yra, reiškia, kažkokios ankštos gatvelės, kažkur tai patalpoje, dar kažkur tai, kur mums iš tikrųjų tas atstumas, nu, ten, nežinau, 5 metrai, 10 metrų, kad nebus taip, kad mes už kilometrą kažką norim pagauti. Tai toliau einam 135, na, tai yra tas vidutinio dydžio zoomas. Na, 135 jau yra toksai darbinis, ne šiaip sau vienas iš mano mėgstamų teleobjektyvų. Yra 24-120, jisai yra gana šviesus, 4, ta prasme, diafragma. Ir su šito objektyvu jau iš tikrųjų mes galime kažką tai prisitraukti ir gamtoje. Ir tarkim, miesto sąlygom, na, iš tikrųjų beveik užtenka tų 120-135 mm. Ypač jeigu fotoaparatas su daugiau megapikselių mes galim truputėlį pakarpyti vaizdą, jį prisitraukdami dar papildomai iš jutiklio. Tai, žodžiu, mano bent jau poreikiam, na, tas va 120 tai yra ta pradžia, nuo kurios, nu, realiai jauti, kad tu kažką gali prisitraukti. Tai 120 tai būtų toksai va jau miestas, na, kažkiek tai gamtos, kažkoks tai lengvi atstumai, kažkokie tai ten nuo tilto kažkas tai, dar kažką tai. Bet tai, nu, irgi toks yra labai lengvas tas pritraukimas. Nes šiaip sau objektyvai dažniausiai ir daromi nuo 70 iki 200 zoom. Tai yra va tas toksai, kaip sakyt, na, pačios populiariausios situacijos, kai jau nereikia stovėti visai prie pat trasos, norint nufotografuoti kažkokį ten veiksmą arba žaidimą aikšteliai ir dar gali pagauti pakankamai didelį planą. Tai maždaug jeigu jau reikia atsitraukti, jau mes be 200 mm negalime išsisukti.
Tai taip ir gaunasi, kad paprastai, jeigu kažkur tai renginys ten kažkoks tai, kur mes galime būti, ar koncertas toje visoje minioje, na, tai mums iš tikrųjų ten iki tų 135, nors tarp 70, na, realiai beveik gali užtekti. Tai galima kažkokį nedidelį fiksą, kaip šitas Zenito objektyvas turėti. Jeigu ten kažkokio labai greito judesio nėra, tai su jo pakanka, kad prisitraukti, kad nereiktų ten vos nealkūniam, žodžiu, brautis ir tam kažkokiam tai fotografuojamo objektui ten kaišioti veidą tą fotoaparatą. Na, 200 jau yra tas, sakau, populiariausias atstumas. Tai sakyčiau minimumas teleobjektyvui, kai jau realiai mes kažką prisitraukėme. Aišku, čia kažkokių stebuklų nėra, nes 200 ant pilno kadro mano akim yra labai mažai. Dėl to aš kur kas labiau mėgstu šitą formatą. 70 ant 300, tai yra jau gerai. Jau mes prisitraukiam 6 kartus. Ne šiaip sau, tai yra to tokio standartinio teleobjektyvo pabaiga, nes už jos jau prasideda super. Ir, na, kokie 90% gyvenimo atveju, aišku, vis laik norisi to zoomo, bet 90% gyvenimo atveju mes galim pasidengti su šituo. Ir ne šiaip sau, mano vienas mėgstamiausių vadinamųjų Freedom Lens, jeigu šitą būtų galima pavadinti vaikštinėjimo, reiškia, like walk around lens, tai šitą galima pavadinti Freedom Lens. Reiškia, vienas yra vaikštinėjimo, kaip sakyti, objektyvas, o šitas objektyvas duoda laisvę. Jisai, reiškia, nuo 28 iki 300 mm. Reiškia, mes padengiame praktiškai visus įmanomus židinio nuotolius, kurių reikia daugumai atveju. Be abejo, už tai reikia mokėti, taip sakyti, kokybę, nes nebūna nieko, kaip sakyti, nemokamas sūris, būna tik pelėkaudose. Šitas objektyvas nėra toks ryškus, tarkim, jeigu negu kažkoks tai specializuotus, bet jis yra pakankamai ryškus, kad ten nesivaikant kažkokiu super aštrumų, nufotografuoti tai, ko net nežinai, ką tu norėsi fotografuoti, ką tu galėsi fotografuoti. Reiškia, šitas daugiau yra tokiam spontaniškom fotosesijom, kai mes tiksliai nežinome, kas bus, kur bus. Jis yra pakankamai tamsus, nuo 3,5 iki 5,6, bet nepasakyčiau, kad taip jau tragiškai tamsus. Tai ten viskas, kas yra virš 300 mm, jau realiai yra specializuoti dalykai. Na ir šiek tiek išeina iš užmėgėjiško, kaip sakyti, domėjimosi, kaip sakyti, apimties. Bet reiktų žinoti, kad jeigu kažkas tai yra virš 300 mm, tai greičiausia bus arba tamsu, arba neryšku, arba bus brangu. Reiškia, nebūna taip, kad objektyvas būtų lengvas, pigus ir geras ryškumo prasme. Na, šitas iš esmės kažkiek atitinka tą. Jis yra sąlyginai pigus, sąlyginai geras, turi tam tikrų įgimtų bėdų, dėl ko jų nemažai sugedusių yra. Bet, na, jisai lengvas, kaip sakyti, ryškus ir pigus. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, norime, kad būtų biški šviesesnis 2.8, tai iškart matome atitinkamai gabaritą, na ir atitinkamai kainą. Dėl to, jeigu ten mes kažkokį norim 600 arba 500, tai jisai visų pirma pakainuos, visų antra bus sunkokas. Na, aišku, jisai pritrauks dvigubai daugiau negu šitas, bet, sakau, už viską reikės susimokėti, reiškia, už šviesumą reikia sumokėti svorių ir kainą, už ryškumą reikės susimokėti kainą. Tiesa, yra dabar naujų Nikono, naujos kartos objektyvų, ne tik Nikono šitų beveidrodiniam fotoaparatam, kurie biškai iškrenta iš mano
kanalo konteksto, nes kainuoja ten virš 1000 eurų. Geri objektyvai, nieko nepasakysiu, kai kurie paprastesni, va kaip šitas, reiškia plasmasiukai, turi problemų su patikimumu, bet, proto ribose. Jie nėra skirti fotografuoti varžybas kiekvieną dieną. Tai tai gerėja situacija, po 10 metų pamatysim. Bet, sakau, šiuo metu, reiškia, jeigu kažkas yra labai pigu, tai bus arba labai tamsu, arba labai neryšku, pavyzdžiui, va šitą Sigma, kurią beje galėčiau rekomenduoti. Čia yra vieni iš pigiausių objektyvų rinkoje ir ne šiaip sau, nes jie pakankamai prasti. Čia, aišku, atsuktuvinis, bet būna jų ir su elektroniniu šito fokusavimu. Čia yra nuo 100 iki 300. Tokį galima nusipirkti labai pigiai ir panaudoti grinai prisišaudimui. Reiškia, kad susipažinti su tais, bet kiek man ten reikia to zoomo, ar man užtenka, pavyzdžiui, 200, ar man užtenka 135, gal man 100 visiškai užtenka. Tai pasifotografuoti be kažkokių tai pretenzijų kokybei, grinai pasižiūrėti tą kadravimą, pačiam ar pačiai ant, jau, kaip sakyti, savo rankose. Pasižiūrėti, kas gaunasi, nes, nusipirksit jūs, tarkim, tokį, ir paaiškės, kad vis dėlto jums reikėtų 300. Tai arba tampysite su telekonverteriu, kas, nėra smagu su šito objektyvu, arba jis tiesiog, jums truks jo, visada truks. Arba nusipirksit, nežinau, ten kokį nors 100-600, paaiškės, kad jūs ant ten 300 naudojat visą laiką. Tai irgi, žodžiu, geriau yra nusipirkti kažkokį Š, mano akimis, aišku, nusipirkti, aš šitą irgi dėl to beje ir pirkau. Tai buvo mano pirmas teleobjektyvas. Nusiperki, ten pafotografuoja visokius balandžius, ten namus, saulėlydžius ten ir panašiai, pasižiūri, ir tada jau matosi, kad, man dar net mažai šito. Arba, man nelabai reikia, aš mažai naudoju, aš, pavyzdžiui, ten fotografuoju daugiau portretus, daugiau prieinu, nes dažnai žmonės prisiperka tų teleobjektyvų ir paskui dulka pas juos. Nes, gimtadienį, kur tu gimtadienį tenai tarp žmonių, kam tau 300 mm. Nebent ten koks toli sėdė prie ežero, žvejys. Tai, žodžiu, tiek, tokie mano pamastymai apie tos milimetrus. Bet čia turbūt, sakau, be nesvarbiausias parametras ir reikia labai atsakingai prie to prieiti.